Sveiki atvykę į mano kosminį laivą. Šiandien apie 8 būstą. Tai stiprus ir galingas būstas, mirties būstas, didelių gyvenimo pokyčių būstas, stiprių vidinių pasikeitimų arba transformacijų būstas. Apie visą tai iš eilės jau netrukus. Atsimenu, kai buvau vaikas, kuomet nebuvo nei išmaniųjų telefonų, nei nešiojamų kompiuterių, nei interneto. Mūsų namuose buvo vieno prancūzų autoriaus romanas pavadinimu Stipri kaip mirtis. Kažkoks romanas apie meilę. Neatsimenu apie ką tiksliai, tačiau pats pavadinimas Stipri kaip mirtis man labai įstrigo ir jį atsimenu šiandien įrašinėdama šį video. Tai 8 būstas būtent toks ir yra, stiprus kaip mirtis, ir mūsų gyvenime patys stipriausi dalykai yra gimimas ir mirtis arba nuolatinis vidinis atsinaujinimas. Tai tokie pojūčiai, kaip tarsi būtume mirę ir vėl prisikėlę, tai dideli gyvenimo lūžiai, kurie verčia mus keistis. Ir čia taip pat atsimenu pasakymą, tai, kas mūsų nenužudo, padaro mus stipresniais. Tai yra būtent 8 būstas. Jis taip pat yra apie stiprius mūsų įpročius, kurie tęsiasi iš vieno gyvenimo į kitą, apie didelius mūsų pripratimus, prijungimus, kurie pavirsta patologijomis, su kuriomis mes turime dirbti. Ir jeigu norime kažką savo gyvenime iš esmės pakeisti, kad pasikeistų, mes turime patys labai stipriai pasikeisti arba transformuotis. Tai iš mano darbo praktikos labai dažnai žmonės nori pakeisti darbą, išeiti iš darbo ir pradėti daryti kažką savo. Tai jau būtų ta stipri transformacija, stipri vidinė transformacija, kurią reikia pereiti. Nes pavyzdžiui, tu turi būti visiškai kitoks, jeigu nori dirbti savo, tu turi visiškai kitaip mąstyti, kitaip elgtis, nuolat palaikyti gerą sportinę, darbinę formą, nuolat augti ir tobulėti, kad turėti klientų, pritraukti naujų klientų, kad plėstis, norint apmokėti visas sąskaitas. Iš esmės, visas elgesys tavo ir tavo skleidžiama energija turi visiškai transformuotis ir visiškai pasikeisti. Antra tokia sritis tai yra santykiai, kada esami santykiai visiškai netenkina, jie liūdina arba santykių nėra. Ir mes norim to, ko negaunam, ir čia dar veikia labai stiprus prisirišimai, ir kuo labiau norim to, ko neturim, tuo daugiau gaunam to, ko nenorim. Ir čia iš esmės ir santykiuose mes turime labai stipriai keistis patys, keistis ne dėl kito žmogaus ir net ne dėl pačios santykių idėjos, bet dėl savęs, tam, kad jaustume pilnatvę ir kad jaustumės taip gerai, tarsi to žmogaus mums net nereikėtų, arba tų tokių santykių. Pirmiausia, visa tai, ko norim santykiuose, turi vykti mūsų viduje. Tai reiškia pilnatvė ir iš mūsų turi sklisti meilė, gerokai peržengianti įprastinės materialinės meilės ribas. Ir iš esmės turime atverti savo širdį, tai turime visiškai transformuotis. Tai reiškia palikti tą kitą žmogų, iš kurio norime kažko, ko jis mums neduoda ramybėje. Ir stipriai transformuotis, persikeisti savo viduje, tapti kitu žmogum, kuris spinduliuoja visiškai kitokią energiją, būtent tuo ateities aš, kuris turi tuos santykius ir yra laimingas. Bet visa tai pirmiausia ateina iš mūsų vidaus, ir tai yra tas mūsų vidus, kuris turi transformuotis ir persikeisti. Dar viena tokia sritis yra pinigai ir pasitenkinimas gyvenimu. Tai vėlgi galioja labai panašus dėsniai, kad iš esmės turime persikeisti ir turėtume nelaukti grubių gyvenimo pokyčių, sunkumų, traumų, kad tai įvyktų. Tai būtent yra tas 8 būstas, kuris mus priverčia keistis ir labai stipriai keistis, kada įvyksta gyvenimo įvairūs sunkumai, tokie
kaip traumos, netektis, kažkokios tai sudėtingos operacijos, ligos, didelės skolos ir taip toliau. Brihat Parašara Hora Šastra, klasikinis džiotiš astrologijos tekstas, pateikia tokias aštunto būsto reikšmes kaip ilgamžiškumas, mūšis, kova, apgaulės, taip pat tvirtovės, tai yra gynybiniai kažkokie įtvirtinimai, rengimai, taip pat mirusiųjų turtas arba paveldėjimai ir sielos kelias, sielos kryptis, kurią vėlgi gali matyti išminčiai. Tai tokios yra pagrindinės aštunto būsto reikšmės. Aš papildysiu, kad aštuntas būstas yra antras nuo septinto būsto. Septintas būstas yra vyras arba žmona ir antras būstas nuo septinto yra vyro arba žmonos pinigai. Tai iš praktinės pusės tenka matyti, taip atsimenu vieną atvejį, kada moteriai po skyrybų buvo išmokėta nemaža pinigų suma. Aišku, ją išmokėjo vyras pagal skyrybų sutartį ir ten prognozavime aš mačiau būtent aštuntą būstą. Aštuntas būstas taip pat gali figūruoti prognozavime, jeigu, sakykime, irgi atvejais iš praktikos, jeigu moteris yra susituokusi ir jos vyras yra paveldėtojas arba tvarko paveldėjimo reikalus susijusius su savo giminė ir jos turtais. Aštuntas būstas gali būti susijęs su didelėmis skolomis arba kai žmonės ima didelės paskolas. Aštuntas būstas taip pat yra traumų lūžių, fizinių traumų arba lūžių būstas. Tai taip pat gali būti vidinių traumų, lūžių vidinių būstas. Taip pat tai gali būti operacijų, planinių arba neplaninių operacijų būstas. Jeigu norime pakeisti darbą, išsiskirti arba tiesiog norime didelių gyvenimo pokyčių, prognozavime reiktų matyti aštuntą būstą, jo valdovą ir visus reikalus susijusius su aštuntu būstu. Jeigu iš esmės norime, pavyzdžiui, persikvalifikuoti, persikraustyti į kitą šalį, pagaliau išsiskirti, tai vienareikšmiškai mums prognozavime reikia matyti aštuntą būstą. Aišku, galimi ir kiti deriniai, bet kiekvienas atvejis, kaip visada sakau, yra labai individualus. Aštuntas būstas yra Panabhara būstas. Jis taip pat yra susijęs su finansiniu augimu, su kitų žmonių finansais. Mes galime praturtėti kitų žmonių finansų arba jų resursų dėka. Tai taip pat yra Dusthana būstas. Šitas žodis yra sudarytas iš dviejų sanskrito žodžių dur ir sthana. Dur reiškia blogas, sudėtingas, nelaimingas, o sthana yra būsena. Bet ne visada šitas būstas yra nelaimingas arba kažkoks tai blogas, jis kaip tik gali duoti mums didelius turtus ir ilgamžiškumą. Ir netrukus viską pailiustruosiu pavyzdžiais. Ir taip pat dar noriu priminti tai, kad tai yra vienas iš mirties būstų. Esu įkėlusi video apie septintą būstą, kuris dažniausiai minimas kaip partnerystės būstas, meilės partnerystės būstas. Ir ten kalbu apie tai, kad septintas būstas yra vienas iš maraka, mirties būstų. Ir gerai, sakykime, padirbėjus su gimimo horoskopu, iš tikrųjų galima nusistatyti laikotarpį, kada iškeliausime iš šio pasaulio. Ir esu minėjusi tai, kad nesu to pasidariusi net savo, nes tam reikalingos labai didelės laiko sąnaudos ir vargu ar yra prasminga tai daryti. Aštuntas būstas taip pat yra vienas iš maraka būstų ir tiek septintas, tiek aštuntas ir dar šeštas arba dvyliktas ir antras būstai ir šitų būstų valdovų sudaromos jogos leidžia įvertinti gyvenimo trukmę. Kokia gyvenimo trukmė?
labai trumpa, tai kada miršta kūdikiai, trumpa gyvenimo trukmė, panašiai iki 18 metų, vidutinė gyvenimo trukmė panašiai iki 60 metų ir ilga gyvenimo trukmė 100 ir daugiau metų. Ir aš naudoju astrologinę programą Kala, kurioje mano mokytojas yra labai protingai suskirstęs įvairias planetų jogas. Planetų jogos tai yra tam tikri planetų deriniai, iš kurių galime įvardinti labai specifinius ir tikslius žmogaus gyvenimo aspektus, bet vėlgi tam vertinimui reikalingos žinios. Tai viena iš tokių jogų grupių yra ilgamžiškumo jogos. Ir va čia kaip tik atsidariau langą, kuriame jos yra surašytos. Ir įvertinus visas ilgamžiškumo jogas, mes mažų mažiausiai, ką galime padaryti, tai nustatyti, kokia bus gyvenimo trukmė. Ar labai trumpa, ar trumpa, vidutinė, ar ilga. Tai jeigu, kai klausote šį video, jum yra 40 metų arba 30 ir tuomet galite žinoti, kad jūsų gyvenimo trukmė yra mažų mažiausiai vidutinė ir tikėtina, kad netgi galite būti ilgamžiai, gyventi daugiau kaip 60-70 metų. Išminčius Parašara teigia, kad 8 būsto valdovas kampuose garantuoja ilgamžį gyvenimą, ilgamžiškumą, bet vėlgi tai reiktų vertinti labai individualiai, nes 8 būsto valdovas kampinėme būste, jeigu jis yra labai sudėtingas, tai tikrai nėra taip, kad jis garantuotų ilgamžiškumą. Vėlgi tai gali būti susiję dar ir su kitais faktoriais, kuriuos reikia vertinti. Tai ir 1 būsto valdovo, čia kaip ir sakiau, yra kosminis laivas ir kaip kartoju savo klientams, visi šitie skaičiukai yra labai svarbus ir čia yra labai daug parametrų, kuriuos reikia įvertinti. Tai, ką astrologas pasako vienu sakiniu, iš tiesų tai yra lygu, galime dėti lygybės ženklą kelių metų nepertraukiamam mokymuisi ir praktikavimui, o dažnai ir ilgiau. Trumpas gyvenimas yra tada, kada 8 būsto valdovas yra susijungęs su 1 būsto valdovu arba grubia planeta. Grubi tai būtų Saulė, Saturnas arba Marsas. Ir kuomet 8 būsto valdovas yra 8 būste, tuomet galime tikėtis ilgo gyvenimo kelio. Ir mano parinktame pavyzdė kaip tik yra Marsas, 8 būsto valdovas 8 būste, tai iš vienos pusės atrodytų, kad tai yra ilgamžio žmogaus gimimo horoskopas, tačiau prie jo yra labai sudėtingas Saturnas, kuris džiovina šitą 8 būsto valdovą ir tuo pačiu yra 6 būsto valdovas. Tai iš esmės su tokiu gimimo horoskopu, tokiu pavyzdžiu, kokį aš parinkau, galime tikėtis didelių skolų gyvenime, didelių bėdų su sveikata, traumų, operacijų, įvairiausių ligų ir nebūtinai trumpo gyvenimo, nebūtinai. Čia reikia įvertinti dar daugybę įvairių faktorių. Dabar apie viską iš eilės. Jeigu 8 būsto valdovas yra 1 būste, mes galime tikėtis tokio gyvenimo, kada žmogus iš esmės labai daug ką pakeičia savo gyvenime, kada jisai transformuojasi savo gyvenime, arba kada jis yra priklausomas nuo kitų žmonių pinigų ir resursų. Kaip iš tiesų yra, viskas priklauso nuo to, kokiame ženkle yra būsto valdovas, su kokiomis planetomis jis yra, kokius aspektus jis formuoja su kitomis planetomis, kokias planetų jogas jis sudaro ar nesudaro. Taip pat čia yra labai svarbu taip vadinamos tokios planetų avasthos būsenos ir planetų galios. Čia iš Šadbala serijos. Tai kaip matot, reikia labai daug faktorių vertinti, kad galėtume pasakyti, ar 8 būsto valdovas
pirmame, pavyzdžiui, būste čia yra geras derinys, ar čia vis tik tai yra sudėtingas derinys, nes aštunto būsto valdovas pirmame būste gali reikšti ir išties, sakykime, labai turtingą gyvenimą, labai įdomų gyvenimą ir gerą gyvenimą visom prasmėm. Arba tai taip pat gali būti tai, kad žmogus, sakykime, šiame gyvenime yra turėjęs kokias, pavyzdžiui, vieną, dvi svarbias operacijas. Arba tai taip pat gali reikšti, kad tam tikrais gyvenimo etapais pagal tą būsto valdovą mes galime nustatyti, kada žmogui bus atliekama operacija, pavyzdžiui. Kada yra didžiausia tikimybė operacijai, galime taip pat perspėti apie galimas traumas arba lūžius ir kad žmogus pasisaugotų. Tuomet aštunto būsto valdovas antrame būste. Abu šie būstai yra priskiriami Panabhara būstų kategorijai, kurie yra susiję su turtais, pinigais, su uždirbamais pinigais, savo pinigais ir kitų žmonių pinigais, resursais. Tai aštuntas būstas įprastai yra paveldėjimai ir kitų žmonių resursai, o antras būstas yra pinigai, kuriuos aš uždirbu. Tai antro ir aštunto būsto valdovų derinius arba čia esančią Rahu ir Ketų ašį aš matau pas žmonės, kurie dirba su finansais, su kitų žmonių pinigais, buhalterijoje ir panašiai. Ir aštunto būsto valdovas trečiame būste, nebūtinai tai yra sudėtingas derinys, bet tai yra derinys tiesiog toks, kuris kalba apie pastangas, apie valią ir drąsą savo gyvenime nugalėti kliūtis, nugalėti sunkumus, įveikti pačius įvairiausius gyvenimo iššūkius, apie pakilimus ir nuosmokius, galbūt šiek tiek didesnius ir grubesnius, negu kad mums norėtųsi, bet tai, ką mes turime išties įveikti ir nugalėti. Aštunto būsto valdovas ketvirtame gali būti susijęs su įvairiausiais paveldėjimais, įskaitant ir nekilnojamo turto paveldėjimais. Ir taip pat ilgamžiškumu. Visa tai priklauso nuo to, koks yra tas aštuntas būstas ir jo valdovas. Nuo visų šitų rodiklių, kuriuos minėjau prieš tai. Aštunto būsto valdovas penktame būste gali būti tiek visai geras derinys ir tiek sudėtingas derinys. Ir penktas būstas yra susijęs su vaikais, su palikuonimis. Ir vėlgi čia gali būti įvairūs gyvenimo įvykiai susiję su vaikų mirtimis, taip pat abortais. Taip, tai taip pat gali būti, bet vėlgi kiekvieną atvejį reikia vertinti labai individualiai. Aštunto būsto valdovas šeštame būste, tai gali reikšti ir didelės skolas, teisminius ginčius susijusius su skolomis, arba tai tiesiog įvairūs reikalai susiję su sveikata, operacijos, bet vėlgi nebūtinai tai turi būti sudėtinga arba kažkas tai tokio baisaus, tai gali būti tai, ką žmogus tiesiog turi įveikti, dėl ko jis turi šiame gyvenime stengtis, įdėti pastangas ir įveikti, nugalėti ir tapti stiprus ir nenugalimas ir nemirtingas. Aštunto būsto valdovas septintame, vėlgi gali būti, kad santuokinis gyvenimas yra susijęs su vyro arba žmonos resursais, turtais. Na ir aštunto būsto valdovas devintame. Devintas būstas yra vienas iš sėkmės būstų, taip kaip ir penktas būstas. Ir netgi jeigu aštunto būsto valdovas penktame, tai taip pat gali būti irgi sėkmingas variantas, vėlgi priklauso nuo viso gimimo horoskopo, bendro vaizdo ir taip toliau. Na ir aštunto būsto valdovas devintame gali būti visai geras derinys susijęs su įvairiais gyvenimo pokyčiais, kurie ne tik pakeičia žmogų, bet ir atneša sėkmę jo gyvenime. Na ir aštunto būsto valdovas dešimtame
kuris yra karjeros statuso ir aukščiausių gyvenimo pasiekimų būstas, tai gali būti apie tai, kad žmogus persikvalifikuoja, pakeičia savo specialybę, pasikeičia statusas jo gyvenime. Čia irgi labai svarbu žiūrėti prognozavimą. 8 būsto valdovas 11 būste, kuris yra ir norų, ir svajonių išsipildymo būstas, vėlgi gali būti visai geras derinys, nieko baisaus. Tai yra vienas iš augimo būstų, kuomet mes per savo vidinius pokyčius augame ir transformuojamės ir visą tai panaudojame geram ir savotiškai gyvenimas mus myli ir apsaugo. Na ir 8 būsto valdovas 12 būste, vėlgi čia gali būti įvairūs deriniai susiję ir su ilgamžiškumu, ir su mirtimi. Ir dar noriu paminėti tai, kad kartais mes gyvenime turime tokius atvejus, kuomet žmonės slaugo ligonius gulinčius mirties patale. Tai vat 8, 12 būstas ir 6 būstas, kuris yra slaugos būstas, 12 yra praradimų netekčių, taip pat gali būti ir mirties artimųjų pasitraukimo iš mūsų gyvenimo būstas, 8 mirties būstas, tai vat šitų būstų deriniai, jų valdovų deriniai, taip kaip mes juos matome prognozavime. Vėlgi čia iš praktinės pusės, kada žmonės slaugo ligonius gulinčius mirties patale, gali būti labai toks tiesiog, kaip pasitikrinimas, kada mes galime tikėtis, kad konkretus žmogus išeis iš šio gyvenimo, paliks šį pasaulį. Tą mes galime pasiruošti iš psichologinės pusės ir iš labai praktinės pusės. Tai yra tokių įvairiausių atvejų, kuriuos man tenka girdėti. Ir astrologija iš tiesų turi būti labai praktinis įrankis išmintingo žmogaus rankose. Ir aš kaip visada sakau, žiūrim, ką turim ir kuriam strategiją, nes dar labai daug kas priklauso nuo mūsų sąmoningumo. Kiek sąmoningumo mes įnešame į savo gyvenimą. Ir kiekvieną gimimo horoskopą mes galime sustiprinti arba susilpninti. Ir visa tai priklauso nuo mūsų gebėjimo suvokti, nuo to, kiek mes stengiamės savo gyvenime atitinkamai mąstyti, jausti, elgtis, kokią vidinę būseną palaikom. Ypatingai svarbu, koks yra mūsų emocinis kūnas, nes nuo jo priklauso mūsų fizinis kūnas. Ir tai, kaip mes jaučiamės, kokiomis ligomis sergame ir tai nuo tos vidinės būsenos, kuri yra kaip mūsų savotiška apsauga nuo įvairiausių traumų, netikėtų įvykių, lūžių ir įvairių grubių dalykų. Tai iš esmės 8 būstas yra stiprus kaip mirtis, tai yra grubus būstas, bet lygiai taip pat tai yra labai didelių vidinių pokyčių būstas, didelių vidinių transformacijų būstas, be kurių mes niekada netaptume tuo, kas mes esame, niekada neišgytume iš savo traumų, niekada neišmoktume didelių gyvenimo patirčių ir niekada taip greit gyvenime neužaugtume. Nebūtų tokios didelės, stiprios transformacijos, kada mes visiškai persikeistume, taptume nauju žmogumi. Nereikia sąmoningai prisišaukti tokių patirčių, bet kai jos nutinka, tuomet mes turime labai susitelkti ir žiūrėti, kur čia slypi stiprybė, kurioje vietoje slypi stiprybė. Tai yra mūsų tokia pirminė strategija išvelgti, kur toje sudėtingoje situacijoje slypi stiprybė ir slypi galia, nes 8 būstas, kaip ir sakau, yra stiprus galios būstas, tai yra stiprus mirties persimainimo, persikeitimo, didelių vidinių pokyčių ir transformacijų būstas. Ir visada turime šiek tiek pasistengti, sulėtinti savo šitą stresą
streso lygmenį, mažinti ir lėtinti savo smegenų dažnį, kada patiriame didelius vidinius išbandymus, sunkumus, kurie mums atrodo, kad jie ateina iš išorės. Ir turime raminti save ir lėtinti save tam, kad grįžtume į savo pagrindinį šaltinį, kuris yra aukščiausia laimė, aukščiausia šviesa, kuris yra amžinas ir nekintantis. Ir, kaip ir minėjau, stebėti, kur yra tie galios taškai, kur yra ta stiprybė visame tame sudėtingume, visame tame lūžyje, kurį dabar patiriame ir išgyvename. Ir labai strategiškai viską matyti, planuoti ir organizuoti savo gyvenimą ir perkeisti. Ir kuo daugiau sąmoningumo įnešti į tai, kada, sakykime, išvydę tos situacijos kažkokios tai labai sudėtingos, nežinau kaip čia dar geriau išsireikšti, tuos galios taškus ir griebti jauti už ragų ir persikeisti, užaugti, tapti visiškai nauju žmogumi. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad esate kartu ir iki sekančio susitikimo, kur nagrinėsime 9 sėkmės, laimės būstą, dvasinio kelio būstą, piligrimystės, dvasinio mokytojo būstą. Iki.